Kai likvidumas paimamas, kaina pajuda agresyviai. Šis judesys įvyksta taip greitai, kad rinkoje sukuria disbalansą. Tarpą tarp pirkėjų ir pardavėjų, kuris dar neišpildytas. Toks tarpas vadinamas fair value gap. Štai kaip jį atpažinti. Reikia 3 žvakių. Pažiūrėk į pirmos žvakės dagtį ir trečios žvakės dagtį. Jei tarp jų lieka tarpas, kurį vidurinė žvakė peršoko, bet neužpildė, tai ir yra fair value gap. Bullish fair value gap susiformuoja stipraus kilimo metu. Kaina dažnai grįžta jau užpildyti prieš tesdama aukštyn. Bearish fair value gap susiformuoja stipraus kritimo metu. Kaina grįžta jo užpildyti prieš tesdama žemyn. Bet štai kur dauguma traderių klysta. Jie prekiauja kiekvieną fair value gap, kurį pamato ir pralaimi. Ne kiekvienas fair value gap yra lygiavertis. Vieta – tai viskas. Fair value gap range viduryje nereiškia nieko. Bet fair value gap atsiradęs po likvidumo sweepo ir change of character, štai šitas svarbus.